Ar gali būti, kad mūsų valdininkai įtakingiems verslininkams ir jų grupėms valstybinės žemės, brangiausias valstybinės žemės atiduoda tiesiog už juokingą kainą? Už sumą, už kurią vos užtektų išsinuomoti vidutinio dydžio butą. Ar gali būti, kad Klaipėdoje, žemė, ant kurios jau vyksta statybos, statomi prabangus butai, įtakingai verslininkų grupuotei kainuoja viso labo 2000 litų per mėnesį? Pradėti šią Klaipėdos labirintų, iš valstybės biudžeto išnykstančių milijonų istoriją galima kad ir nuo šio atviruko. Šis miesto valdžios turistams išleistas paveiksliukas tik iliustracija, kad šiuokart kalbėsime apie vieną seniausių Klaipėdos simbolių laikomą teritoriją. Tai Klaipėdos senamiesčio širdis. Ir matyt, nereikia sakyti, kad čia esanti žemė pati brangiausia. Kiekgi ji galėtų kainuoti? Archeologai galėtų čia tyrinėti, kuo Klaipėda gyveno dar 15 amžiuje. O nekilnojamojo turto specialistai pasakys tiesiai šviesiai. Vienas aras šioje unikalioje vietoje dabar kainuotų beprotiškus pinigus. Vienas aras – 1 milijonas litų. Bet štai iš gatvės persikelkime į Klaipėdos savivaldybę. Kas pasakė, kad būti valdininku neapsimoka? Išgirsime, už kiek ir kaip mūsų valstybės turtų saugotojai atiduoda valstybei priklausančias žemes verslininkams. Ir kaip tvirtinami projektai toje brangiausioje senamiesčio teritorijoje. Netrukus išgirsime apie nedidukę, bet nekvailių sugalvotą schemą. Jeigu nori suderinti projektą, reikia samdytis ne bet kokį architektą. Geriausia miesto vyriausiojo architekto žmona. Tuomet problemų nebus. Projektas bus suderintas be kliūčių, o kad visiems būtų ramu, kad miesto valdininkai nebūtų apkaltinti viešųjų ir privačių interesų sumaišymu, lemtingai į parašą padės ne vyriausiasis architektas, o jo pavaduotojas. Kai derinimo reikalus tvarko pavaduotojo žmona, tada pasirašo vyriausiasis architektas. O kai projektą derina dar vienas architektas, valdininkų architektų bendramokslis, tada vėl pasirašo pavaduotojas. Ir taip, kas negalima, virsta galimu. Apie kokias mes kainas čia kalbame? Kiek yra iš tiesų realiai piniginiai vertinga šita valstybinė žemė esanti čia, šitoj Klaipėdos senamiesčio vietoj? Kiek aš kalbėjau su nekilnojamo turto ekspertais, tai šita žemė yra neįkainuojama todėl, kad nėra analogų. Jinai neparsiduoda, tai pirma. Antra, tai kad čia yra uostamiestis, kaip Europoje yra toks pavyzdys, nekilnojamas turtas uostamiesčiuose yra brangesnis negu sostinėse. Pavyzdžiui, Hamburge yra brangesnis negu Berlyne. Ir tai yra susijęs su jūros uostu, kad tai yra pastovus srautas. Tai jo kaina yra neįkainuojama. Aš manyčiau, kad už kokį arą galima būtų mokėti 1 milijoną litų. Tai šiuo atveju, jeigu per vidurį sklypas ir dar išplėstos yra ribos po metrą į šonus, tai bendroji sumoji kažkur tai turėtų gautis apie 5 arus, jeigu aš neklystu, nes kas keiščiausia, tai senam detaliam plane nors skaičiai yra ir atstumai. Naujam nėra nieko, jokių skaičių. Yra apibrėžta, naujam yra apibrėžta ir viskas, ir be jokių skaičių. Tai čia turėtų būti kažkur tai apie 5 arus. Nu tai kažkur tai iš valstybės nukrista yra apie 5 milijonus litų, aš taip manyčiau. Kas yra šis žmogus, netrukus susipažinsime. Kol kas užtenka fakto. Saulius Semėnas, įsigijęs vieną seniausių Klaipėdoje pastatų, tapo neįtikėtino valdininkų padaryto stebuklo liudininku. Į jo rankas pateko dokumentas, kuris rodo, kad mūsų valdininkų širdis būna tokios geros. Štai matome stebuklo pradžią. Tarp 2 verslininkams išnuomotų valstybinės žemės sklypų, čia šiame dokumente dar aiškiai matome neparduodamos, nenuomojamos valstybinės žemės rėžiai.
Jis skirtas tik miesto reikmėms, kitaip tariant, gatvei, mašinų parkavimui, šaligatviams, kuriais turėjo vaikščioti pėstieji. O štai dar vienas dokumentas. Ir valstybinė žemės rėžio jau nebėra. Tiksliau, štai šis plotas po tinkamų architektų suderinimo pažymėtas jau kaip verslininkų turtas. Ar kaip toj reklamoj, imi 2, 3 gauni nemokamai. Ar tokių stebuklų būna? Nuo jau prasidėjusių statybų pasukime kamerą į kitą Dangės upės pusę. Štai apskrities viršininko administracijos pastatas. Kaip tik ši institucija kontroliuoja, kaip, kam ir už kiek parduodama valstybinė žemė. Kol ieškome viršininko kabineto, paspėliokime, ką mums pasakys viršininkas, tiesiogiai atsakingas už valstybinio turto, už žemės naudojimą. Na, galbūt jis nuramins, kad nei žemė, nei tai, ko ji verta tie 5 milijonai, niekur nedingo. Gal jis pasakys, kad žemė oficialiai parduota ir 5 milijonai litų papildė mūsų vargšą deficitinį nei mokytojams, nei medikams algų nesurenkantį valstybės biudžetą. Atsakymas į klausimą toks. 24 000 litų.